Kągi, 5 rytas. Graži pilnatis. Matas vėsoka 14 laipsnių. Panašu, kad didžioji dalis elnių išėjo palaukę. Bandysiu sėlinti. Nežinau, čia labai prastas išėjimas. Traukia mišką, sugadino kelią. Tai kaip nors. Ir žiūrėsim, ką pavyks pagauti. Taip, pagaliau pavyko pagauti pirmą trofėjų šį rytą. Deja, išsikrovė akumuliatorius, nespėjau visko įamžinti. Bet pavyko sumedžioti pirmą laimikį. Gan gražus patinas. Pavyko išsėlinti palaukę. Sekiau vieną jaunuolį, kuris įlindo į biržą, kurioje buvau pirmą vakarą. Ir ten radau tą tokį brandų patinėlį. Šūvis pavyko, gan netoli nubėgau, bet į tokį šimšalyną ir gan teko pavargti, kol ištraukėm. Tai va dabar, kol viską išsitraukėm, susitvarkėm jau ir prieš piet. Taip kad medžioklė pavyko, smagu, pagaliau po tiek laiko pirmas laimikis. Kągi, reikia eiti truputėlį atgauti jėgų, laimingas, pavargęs, reikia pailsėti ir ieškoti toliau mūsų gražių trofėjų. Kągi, dieną šiek tiek pailsėjęs, keliauju vėl į mišką. Šiandien vėl bandysiu eiti į tą kirtavietę, kur sustačiau kopėčias. Toj vietoj, kur kelias dienas prieš tai medžiojau, manau, reikia duoti šiek tiek pailsėti. Jau per daug dažnai toj vietoj lankausi, tai gal šiek tiek ramybės tenais. Vėlgi šiandien, aš suprantu, kažkokia nesąmonė. 25 laipsnių šilumos šį vakarą, vėjuota, gan stiprus vėjas. Vėlgi šansų nedaug kažką šiandien pagauti, bet bent jau noriu patikrinti, kas gera toj vietoj. Šiaip kirtavietė atrodo daug žadanti, bet reikia pasižiūrėti. Ar iš tikrųjų ten bent kažkoks veiklas vyksta. Kągi, pasižiūrėsim, kaip išseksis šį vakarą. Baigėsi mano medžioklė šį vakar. Mano nuostabai gan neblogai. Mačiau tokį jaunuolį. 5-5, gal kokiais 3 ragais. Tai visai šalia praėjo, man iš nugaros iš kvartalo išlindo, pasivaikščiojo toj biržiai. Netgi bandėme kenti. Tai visai nieko, porą sternyčių mačiau. Ir dabar grįžtant pievų elnio patelę vaikštinėje. Išėjau dar į miško palaukę. Patinėlis jaunas, gali būti, kad tas pats, kurį ir mačiau, nes būtent į tą pusę ir nuėjo. Irgi jaunas balsas. Per tamsų nesimato, 300 metrų, bet įdomu vyksta. Ir mano nuostabai priešais bokštelę, tik aišku toliau miške, kažkoks patinas rodo balsą šitoj pusėj miško. Pirmas toks rimtesnis balsas, kurį girdėjau šį vakarą, tai kad visai nieko. Vakaras nusisekęs, reikia pailsėti šiandien ir žiūrėsim, ką rytojus rytas man atneš.